Kodėl verta mokytis gestų kalbos, nes tai naudinga man pačiai ir aš manau, kad tai yra pagarba savo pačiai ir tiem žmonėm, kurie tą kalbą vartoja. O dirbančioje mokykloje tai yra labai aktualu suprasti vaiką, suprasti, ką jie šneka, bendrauti. Tai dėl to yra verta ir naudinga mokytis gestų kalbos. Mokiausi gestų kalbos, kad kiekvienas vaikas ir jo tėvai jaustųsi suprasti ir išgirsti. Tai man nauja patirtis, kuri prisideda prie mano asmeninio augimo ir profesinio tobulėjimo. Sveiki visi! Kodėl verta mokytis gestų kalbos? Nes mes daug žaidžiame, juokiamės ir net nepajaučiam, kaip tobulėjame. Ateikite, prisijunkite ir jūs. Mokausi gestų kalbos, kad galėčiau lengvai bendrauti su kolegomis, vaikais ir jų tėveliais. Tai kodėlgi verta lankyti gestų kalbos metodininko asmeninės pamokas arba asmeninės konsultacijas? Tai iš tiesų verta, nes lankau jas jau 3 metus ir tikrai jaučiu, kad man kaip mokytojai tai yra didelė pagalba. Visų pirma, besiruošdama pamokoms, lietuvių kalbos pamokoms, galiu pasižiūrėti, ko man trūksta, kokių gestų, kad galėčiau vaikams geriau paaiškinti. Ir nuėjusi pas metodininką galiu sužinoti ne tik atskirus gestus, bet ir kaip aiškiau perteikti pamokos medžiagą. Na, o metodininkas turi visada mano žodyną, kurį mes kiekvieną sykį pasikartojame ir tuo pačiu aš asmeniškai tobulėju ir mano gestų kalba. Taip, kad tikrai verta, nuoširdžiai sakau, nes jaučiu, kad tai tikrai yra ir asmeninis tobulėjimas, ir nauda mano pasiruošimui pamokoms. Ir tikrai gerai praleidžiam laiką, žinokit. Tai yra labai smagios pamokos, linksmos pamokos ir nėra nuobodu. Tai kviečiu pabandyti ir pamatysit patys.